Mokiniai įlipa į valtį ir turi perplaukti ežerą naktį. Vėjas pučia priešais. Jie yra išbandomi sunkumų, irtis prieš vėją. Vidurnaktį pasirodo Jėzus. Jis artėja prie valties, eidamas vandeniu. Mokinius apima baimė. Ir jie mano matantys vaiduoklį. Tuomet Jėzus įlipa į valtį. Jūra nurimsta. Ir jie lieka apstulbę. Evangelija mums sako, kad tai įvyko todėl, jog jie dar nesuprato duonos padauginimo prasmės. Ir todėl, kad jų širdys buvo sukietėjusios. Atkreipiu dėmesį į šios pagrindinius Evangelijos punktus, nes iš jų galime padaryti labai svarbią išvadą. Mūsų gyvenimai. Pirmiausia, Dievas dovanoja mums savo malonės. Jis padaugina duoną. Jis suteikia mums jėgą, energiją ir maistą, reikalingus pereiti per šį gyvenimą. Tačiau Dievas nesuteikia lengvo kelio. Mokiniai turi irtis prieš vėją. Originaliame graikų tekste ši išraiška yra labai reikšminga. Lietuviškai sakoma, kad jie buvo pavargę. Tačiau prasmė yra gilesnė. Šventojo Morkaus vartojamas žodis yra basanizomenos, kilęs iš imbasanos, reiškiantis jį bandymo akmo. Bandymo akmo buvo naudojamas metalų grynumui tikrinti. Prekeivis brėždavo metalą per akmenį, kad patikrintų, ar jis tikras. Kitaip tariant, mokiniai kentėjo, nes buvo išbandomi. Tas skausmingas perplaukimas buvo jų širdies tyrumo, jų meilės Jėzui išbandymas. Mūsų gyvenime vyksta lygiai tas pats. Mes taip pat esame išbandomi. Mes taip pat pereiname per bandymo akmenį. Esame tarsi metalai Dievo akivaizdoje. Bet koks metalas esame mes. Kokia yra mano meilė Kristui? Turime irtis. Turime prakaituoti. Turime kentėti šiame gyvenime. Ne todėl, kad Dievas būtų kankintojas. Ne todėl, kad jam patiktų matyti mūsų kančią. Bet todėl, kad teisiųjų dorybė atsiskleidžia tik išbandyme. Būtent kančioje pasirodo tikrasis tikėjimas. Deja, tuo metu mokiniai neišlaikė išbandymo. Jie dar neturėjo pakankamo tikėjimo. Evangelija pasako dar kai ką stipresnio. Jų širdys buvo sukietėjusios. Įdomu tai, kad šventasis Morkus nevartoja įprasto graikiško žodžio į sukietėjusi širdis, kuris būtų sklerotardė. Jis vartoja kitą žodį, peprum. Šis žodis reiškia širdį kietą kaip nuospauda, nejautrią, tarsi oda praradusi jautrumą. Kitaip tariant, jų širdys buvo nejautrios. Tiesai apie tai, kas iš tikrųjų buvo Jėzus. Ir tuomet kyla didysis klausimas mums. O mes, kasdieniuose išbandymuose, irdamiesi prieš vėją gyvenimo jūroje, ar tikrai pakankamai mylime Jėzų? Ar esame brangus metalai, gebantis atpažinti viešpatį, kai jis ateina? Ar turime taip sukietėjusią, taip suragėjusią širdį, kad išsigąstame Jėzaus ir manome, jog jis yra vaiduoklis? Čia slypi mūsų sprendimas. Turime atpažinti Dievo buvimą, kai jis padaugina duoną ir daro stebuklus mūsų labui. Tačiau turime jį atpažinti ir tada, kai jis leidžia išbandymus, kai esame veikiami gyvenimo bandymo akmens, kad mūsų dorybės būtų atskleistos. Tegul Dievas tave laimina.